Labadiena visiems. Turiu vieną blogą savybę, negaliu susilaikyti nuo refleksijų. Tai kadangi tiek buvo idealizuotos moteris ir ateinantis matriarchatas, tai aš reflektuoju. Kovoje, artimoje fizinėje kovoje, karo lauke, apskritai bet kurioje kovoje nieko nėra žiauresnio už moteris, vargšai mes vyrai. Kalbant apie svajonės, inovacijas, technologijas ir progresą, kodėl fone yra Singapūras? Tai yra ta vieta, kurią verta aplankyti. Man dar neišblėso įspūdžiai, nors tenka dideliuose, puikiuose kitose miestuose lankytis. Ir tai yra vienas iš tos serijos Šanchajus, Singapūras, Sidnėjus, Vankuveris, daugybė Amerikos miestų, kur mes matome tai, ko baigėsi inovacijos ir ką mes galime pavadinti progresu. Tačiau, kad susikalbėti, reikėtų grįžti prie 21 amžiaus definicijų. Tikslių, lakoniškų definicijų. Kas yra technologija, kas yra inovacija, kas yra progresas. Taigi, technologija yra žinių organizavimas praktiniais tikslais. Nieko daugiau. Ir šita savoka yra nepaprastai bendra. Politika yra technologija, vaikų auklėjimas yra technologija, sportas yra technologija ir, klausau, taip, čia irgi technologija. Kas yra inovacija? Inovacija nepaprastai nuvalkėtas žodis, kiekvienas šiandieną vienaip ar kitaip jį girdi ir tas žodelis man primena vieną nuostabų Slavomiro Mrožiko veikalą, kuris vadinasi Tango. Kas matė tą dramą arba skaitė, prisimena tą epizodą, kai mergina gauna rožių puokštę ir vaikinas klaupiasi prieš ją ir sako, aš tave myliu, o jinai sako, ką tas žodis galėtų reikšti? Kasdien girdžiu, ką jis reiškia? Turbūt reikia nusirengti. Taigi inovacija yra tobulesnis technologinis sprendimas, kuris geriau nei ankstesniai tenkina visuomenės poreikius jį vartojant. Kol nėra vartojimo, kol visuomenė nepriėmė to geresnio technologinio sprendimo, apie jokias inovacijas kalbėti negalima. Tai, kas yra laboratorijoje, dar nėra inovacija. Tai yra labai svarbu. Tik vartojant mes pamatom tą gėrį. Na ir progresas. Teorija apie mokslo, technologijų ir socialinės organizacijos pažangą, kuri gerina žmogaus padėtį mūsų planetoje ir žmonijos gyvenimo kokybę. Ar visada technologijų plėtra yra progresas? Kiekvienas iš jūsų galės toliau pats nuspręsti. Štai Karlas Gustavas Jungas. Šiandien Monika Petraitė, mano bičiulė, nuostabiai pradėjo kalbėti apie tai, kad idėja yra ir deficitas, ir idėja yra variklis visų šitų dalykų, kurie baigėsi progresu, bet yra galingi varikliai mūsų sąmonė. Mano dėmesio sritis yra žmogaus smegenys. Gustavas Jungas apibendrino daugybę dalykų ir 59-64 publikavo porą monografijų apie archetipus, apie kolektyvinę pasąmonę, apie civilizaciją ir jos kitimą. Ir neskaičiu šitų knygų, nelabai galima suprasti, kas čia vyksta mūsų planetoje, bet aš jūsų nekankinsiu Jungo teorijom ir pereisiu prie rimtesnių dalykų, prie 1001 nakties. Šitoje knygoje yra kaip niekur kitur nuostabiai sudėta amžinosios žmonijos svajonės, archetipinės žmonijos svajonės, kurios 21 amžiuje ir turbūt 22 reiškiasi ir mūsų miestuose, ir mūsų kasdienybėje, ir mūsų gyvenimo būde, ir kultūroje, ir apskritai, jeigu kalbėsim bendrais terminais, mūsų civilizacijoje. Na, fantastiška knyga, kurią verta paskaityti iš naujo. Čia yra Šeherizada ir Šachas, čia ne Šeherizado jos sesuo, o čia Alibaba. Ir štai vienas iš archetipinių dalykų, kuris aprašytas 1001 naktis, stebuklingas veidrodėlis. Ir štai koks jis yra šiais laikais. Vietoj to, kad močiutė iš pramočiutės perimtų ir perduotų savo anūkiai nuostabų veidrodį, poliruotas sidabras, išraižytas kitoj pusėje to veidrodėlio. Štai šita mergina ir pilna tokių Singapūrė, į ką jinai žiūri ir kaip jinai savo nosytę patvarko, štai šitaip. Ar šitas veidrodis yra tikrai progresas? Anas istorinis veidrodėlis nors energijos nevartojo, o šiandien šitos technologijos jau suvalgo 10% mūsų žmonijos energijos. Fantastiška religinė idėja, Dievas mato.
Pagalvokit, kiek nusikaltimų buvo užkardinta vien dėl to, kad žmogus tikėjo, kad jį kažkas mato. Ir štai kaip tai atrodo šiandien. Kameros ant kiekvieno kampo, jeigu turi tokį vabalėlį su saulės energija ir 2 video kamerom ir paleidžia tų vabalėlių gaują į priešo karinę teritoriją, tai turbūt jie kažką ten daro, o jūs matot teisingai. Ir štai kaip Dievas mato iš toliau, iš kosminės orbitos. Čia parodyta reali, ne artistinė, ne meninė kokia tai struktūra, o tai, kas yra žemoje orbitoje. Šiandien žemoje orbitoje aplink Žemę yra 8500 su trupučiu objektų. Žema orbita tai yra nuo 160 km iki maždaug 2000 km. Žvalgybiniai palydovai, kurie mato optiniu tikslumu. Jie atskiria judantį žmogų gatvėje. Taip, ir dar kas nors Pentagone sėdėdamas ir apdorodamas tą informaciją nusprendžia, ar čia teroristas, ar tiesiog neščia moteris. Taip. Ir labai įdomu, kad gruodžio 1 savaitę šitas 8500 objektų 2 objektais padidės. 2 objektais padidės, kai bus išvestas į orbitą pirmasis Lietuvos palydovas. Tai šitą sako apie Lietuvą. Tai skraidantis kilimas ir visa aviacija, teisingai. Stebuklingas stalelis, taip jis atrodo Arabų kraštuose, taip jis atrodo Sietle. Visa gastronomija, visi restoranai. Sezamai atsiverk, visos parduotuvės. Aš pasirinkau šitą parduotuvę su Klūnio reklaminiu atvaizdu vien dėl to, kad man paliko grandiozinį įspūdį filmas Gravitacija. Kas matė tą filmą Gravitacija? Klūnis ir Sandra Bullock. Klūnis vaidina totalų astronautą idiotą, o Sandra Bullock yra apdaužoma, sudaužoma ir teškiasi į žemę. Man labai patiko tas filmas. Krištolinis rutulys. Krištolinio rutulio idėja yra absoliučiai archetipinė. Šiandien krištolinis rutulys yra visa globalinė telekomunikacija, visos multimedijos ir pagaliau tridimensinė televizija. Daugybė technologijų realizavo šitą archetipinę idėją, amžiną žmonijos svajonę turėti tokį komunikacinį instrumentą, būti saugiu ir nematomu. Kas vyksta? Kodėl tiek populiarūs video žaidimai, kodėl vystosi virtualinė realybė, kodėl mes norim į tą virtualinę realybę įeiti? Ten yra vienintelė vieta šitoj planetoje ir apskritai kosmose, kur mes saugus ir nematomi. Galim išdirbinėti, ką norim ir nieko mums už tai nebus. Taip? Nematomas apsiaustas jau tampa technologinė realybė. Ir pagaliau tokios amžinos svajonės, kurias kiekvienas iš jūsų be abejonės ne kartą jautė, nors tai yra archetipai, einantis iš pasąmonės. Noriu būti ne ten, kur esu, noriu būti ne tas, kas esu, noriu gyventi kitokį gyvenimą. Ir kaip tas yra technologiškai realizuojama, štai visos multimedijos, kinematografas, teatras, pagaliau video įvairiausi produktai, kurių pilnas internetas. Mes turime tą galimybę nors trumpam būti ne savimi, pasinerti į iliuzijų pasaulį. Stebuklinga lazdelė, čia galima kaip nori interpretuoti, bet viena interpretacija yra fantastiška. Tai 3-dimensinių spausdintuvai, kurie leidžia mums generuoti tokius objektus, kurių anksčiau nebuvo įmanoma pagaminti. Ir pagaliau skrydis į kitas planetas. Kas iš jūsų norėtų paskraidyti į Marsą arba dar kur nors toliau? Ar jaučiat tokį poreikį? Na, norisi išskristi. Tai. Kodėl? Tai yra archetipinis dalykas. Kiekvienas biologas, čia turbūt yra salė ir biologų, galėtų pasakyti, kad galutinis evoliucinis žmonijos atsiradimo šitoj planetoje tikslas, žmonijos kaip biologinės rūšies, yra išmėtyti genus, mūsų fantastinį dalyką, informaciją, biologinę po kitas planetas. Reiškia, mes anksčiau ir vėliau užprogramuoti, iškeliauti, dėl to apie tai ir svajojam. Daugybė technologijų ir daugybė technikos tam skirta, bet kosmose radiacija ir mikrogravitacija. Pagrindinės kliūtis, kurios trukdo mums tą atlikti. Ir čia mes neišvengiamai susiduriam su žmogaus fiziologijos netinkamumu, mikrogravitacija. Čia yra mano veiklos sritis. 35% astronautų, taikonautų
kosmonautų, smegenys tinsta jau pirmą savaitę kosmose, smegenys tinsta, jisai vemia ir jeigu jisai šypsosi, kai jį filmuoja ir rodo per televiziją, reiškia jis išgėrė saują tablečių, taip, astronautas. Ne tik tai smegenys tinsta optinis nervas, spaudžia akies obuolį, jis praranda gebėjimą koncentruotai matyti, praranda orientaciją ir daugybę kitų dalykų, tie simptomai nusileidus ant žemės nepraeina. Regos sutrikimo ir smegenų tinimo sindromas yra prioritetas NASA. Ir tai yra didžiausias barjeras skrendant į Marsą, neskaitant radiacijos. Ir mes dirbam toj srity. Ir mums pavyko sukurti technologijas, kurios pirmą kartą šitoje planetoje ir mes neturim konkurentų, drąsiai tą galiu sakyti. Leidžia diagnozuoti smegenų fiziologiją visiškai neinvazyviai, neįsmeigiant jokių sensorių į smegenis. Čia mano doktorantai dirba įvairiose valstybėse su pacientais, čia klinikiniai tyrimai. Čia yra tie patys mano du vyrukai, kurie Houstone dabar dirba su mūsų aparatūra, o centre stovi astronautas 4 kartus vadovavęs misijoms į tarptautinę stotį, o kairiai aš pats stoviu su brigados generolu Pete Samuel Warden, kuris yra NASA Ames Research Center vadovas ir mes turim su jais kontraktus. Ir tai yra visiškai mano nesvajotas ir negalvotas ir netikėtas mūsų technologijų taikymas, nes jos skirtos bendrai pacientams, o ne išskirtinai astronautams. Čia besišypsanti komanda mano laboratorijoje, čia ta pati komanda Houstone su mūsų aparatūra. O čia yra kai kurių svajonių keista realizacija. O čia aš einu į pabaigą. Ir mano mintis yra ir žinia šitai auditorijai, kad svajokite drąsiai, plačiai, giliai, globaliai, svajokite ir kokio velnio tą daryti, todėl kad svajonės išsipildys. Tam, kad jos išsipildytų, reikia veikti ir be abejonės jos išsipildys anksčiau ar vėliau. Vėliau gali būti po 1000 metų, taip, bet vis tiek svajonės pildosi šitoj planetoje, nes vis tiek reikia išskristi, kaip aš tik paaiškinau. Ir ačiū visiems.